Sveiki, šiandien parodysiu dar nelabai kam žinomą programą, bet tikrai labai gerą ir naudingą, tai Facebook Desktop. Su šia programa galėsite žiūrėti naujienas, viską sekti savo Facebook'e, tiesiog nebūdami internete, žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmus. Taigi parodysiu, kaip ją gauti ir įsirašyti. Einame į savo naršyklę, Google rašome Facebook Desktop ir spaudžiame trečią nuo viršaus Desktop Facebook. Jei reikės prasiųsti per Facebooką, spaudžiame Download App. Čia išmeta, iš karto paspaudžiame Open. Tuoj parsisiųs. Ši programa yra tikrai labai naudinga, pati ją naudoju, patariu ir kitiems. Įrašom, pasirenkam į kokį folderį norėtumėm įrašyti. Pasirinksim bet kokį. Continue. Čia to įsirašys. Spaudžiam jas. Na ką, ir įsirašėm. Viskas galime įtikrinti. Štai ant desktopo išmetė Facebook Desktop. Spaudžiame. Welcome to Facebook. Čia dešinėme šone visados išmes naujienas. Čia manote tik, kieno yra gimtadieniai, ar turiu naujų žinučių, draugų pakvietimai, visokie nauji eventai ir visa kita. Štai tokia ta programėlė, tikrai vertinga. Na ir šiam kartui tiek. Komentaruose parašykite, kokios norėtumėte kitos pamokos. Jeigu jums padėjau ir šią programą žadate naudotis, spauskite like ant video. Iki kito karto.